atvedi? Beveik atėjo mergaitės. Esu čia buvus. Ai, atsiprašau. Ar jau atėjom? Atėjom? Kur? Kam? Nesuprantu, ką darom. Štai ir atėjom. Į ką žiūrim? Nenumanau. Kas čia? Likimo žymelių ieškotojos sveikus atvykusios į savo naują būstinę. Nepulkit man dėkot visos iškart, čia buvo mano būstinė, kai buvo jūsų metų. Ji šiek tiek apleista, bet ji tuščia ir stovi fermos nuošalumo ir ji visa jūsų. Jie tereikia M ir S. Mylėti ir sutvarkyti, ar mesti ir sugriauti. O belūžę šią griuveną turim paversti savo būstinę? Gal gausite likimo žymeles, kai suprasite turinčios talentą. Varkytis namie. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Kur lėki? Labas, vikruolė. Jau grįžai? Puikiai valdai paspirtuką. Ačiū. Oho, žiedelį, viską padarei viena? Taip, sutaisiau langines, nušlifavau atplaišas, perdengiau stogą, nudažiau. Šaunumėlis. Ką veikia saldainiukas? Mes likimo žymelių ieškotojus visai nenutraukėm kelionės. Štai kur tu saldainiuk. Matai, juk sakiau, kad rasim ją iš jos nuostabaus balso. Kas čia per žavi dainelė? Kuriu naują likimo žymelių ieškotojų dainą. Jėga! Išmokysi mus. Sugalvoju tik vieną posmelį, bet gerai. Visi sako, kad žymelė atsiras, kai ateis laikas, kai suprasi, ką turi daryti ir būsi nebe vaikas. Na ką? Matau, kad likimo žymelių ieškotojos puikiai padirbėjo šiam namuke. Kas toliau? Kadangi turim tikrą būstinę ir ponivilio žemėlapį ir likimo žymelių ieškotojų himną, keliausim po pasaulį ieškoti savo talentų, naujų nuotykių ir gausim likimo žymeles, apversim visus akmenis, įkopsim į visus kalnus, išvirsim visus valgius, sunešiosim visas kojines. Gerai, rodos planą turi, to aš tada nuskinsiu visus obuolius. Iki. O mes pasiruošusios gauti žymeles, poniai, pasiruošusios.
Aš čia nieko dėtas. Kas čia dedas? Tikrai negausim bibliotekininkių žymelių. Tikrai ne. Mergaitės, manau, pasirinkot netinkamą būdą. Užuot bandžiučios nepažįstamas sritis, pabandykite daryti tai, ką jums patinka. Ir žinau, nuo ko reikėtų pradėti. Parodykit savo talentą. Ir visus nustebinkit. Dalyvaukite Ponvilio mokyklos talentų pasirodyme. Bus įvairių nominacijų, geriausia vaidyba, geriausias humoro numeris, geriausias magijos numeris. Tikrai atrasite savo talentą. Čia puikos sąlygos talento atsiskleis. Žongliravimas, vaidyba, fokusai, šokiai, vaikščiojimas lynų, tigrų sutramdymas. Poniukės, nesupratote esmės. Pagalvokit, ką jums jau patinka daryti. Pagalvokit, ką jau mokate. Žinoma, lengvai. Taip ir padarysim. Bet ir ką darysim? Kad ir ką darysim tai, kaip likimo žymelių ieškotojos. Saldainiukiu, klėpiau tau neliesti mano daiktų, grąžink mano reikmenis. Pasiskolinau talentų pasirodymui, nesijaudink, sesė. Prižadu juos grąžinti. Ačiū, ponė Bryzai, labai greit pražinsim jūsų ventiliatorių. Kam mums šitas ventiliatorius? Reikia. 6 lentos, 4 faneros, dėžė vinių, 4 indeliai dažų ir 4 teptukai. Kas dar? Dar kas nors? Taip. Taisyklės, kaip naudoti 6 lentom, 4 fanerom, dėžė vinių, 4 indeliais dažų ir 4 teptukais. Vaiduoklių, goblinų ir šėtonų iliustracijos atvaizdai. Dieve, mergaitės. Kam jums reikia tokios knygos? Pamatysi, ačiū kibirkštėlę. Atiduosim, kai tik baigsim. Kaip manai, ką jau sumąstė, nenumanau ir nežinau, ar man džiaugtis ar bijoti. Džiaugiuosi, kad veikiam kaip komanda. Ir aš pakartau, ką mes darom. Ruošiam nepakartojamą, įspūdingą pasirodymą talentų konkursui. Taip, super kietom dekoracijom ir stulbinamais kostiumais. Ir pritrenkamais šokiais. Bus nuostabus, saldainiuk, manau, turėtum būti dainininkė. Ką, tikrai nedainuosiu prie žiūrovus. Kibirkštėlė sakė, kad turim daryti tai, kas mums patinka. Norėčiau būti kaip mano vyresnė sesuo, dizainerė. Gerai, tuomet rūpinsies kostiumais ir dekoracijomis. Vikruolė uždarinėja įvairius triukus su paspirtuku, taigi pasirūpink choreografiją šokio judesiais. Ne, geriau padainuosiu pašėlišką roko baladę. Gal šokius sugalvok tu, žiedelį? Aš ne kokia šokėja, bet man patinka kung fu. Primena šokius. Tuomet nuspręsta, pradedam. Vienas, du, 3. Oi. Žiedelį, ką darai? Jaučiuosi taip, lyg turėčiau 4 kojas. Nemoku suktis. Nekvailiok, tiesiog iki pat pabaigos laikyk galvą ištiesų. Štai taip. Matai, lengviau nebūna. Tik reikia nemažai pasitreniruoti, štai ir viskas. Oho, tikrai atrodo lengva, ačiū. Pabandykim dar kartą. Man viskas gerai. Treniruokis toliau, gerai. Mes stojam į mūšį, einam keliu, kalbam balsu, valgom valgį, kaip dalgį. Tikrai nieko nesugalvosiu, niekaip. Grįžk. Kvailas audinys. Vikruolė, kaip daina? Oho, skamba rimtai. Kas yra? Man nesiseka kur dainas. Labai sunku parinkti žodžius. Su likimo žymelėm Ekvestrija sudrebinsim, kiaušinienę sudeginsim. Neblogai, bet gal postojam į mūšį, galbūt mes nieko nebijom, atskleisim savo talentą, kol jis dar neprigijo. Oho.
Šaunumėlis. Sugalvojai ką tik? Na taip. Ačiū, būtinai panaudosiu šiuos žodžius. O ne. Viena, 2, 3, 4, 5. Kaip sekasi suktis? Manau, reiktų apsiriboti smūgiais ir spyriais. Juk žinai, kad ponė turi tik 4 kojas. Tikrai netapsiu dizainerė kaip mano sesuo retenybė. Nieko tokio. Pasinaudok manekenu. Ant jo bus lengviau daryti iškarpas ir paskirstyti detalės. Aik, štai kam jis reikalingas. Gal tau dar reiktų plauti teptuką prieš keičiant spalvą? Dabar aišku, kodėl visos spalvos purvinos. Juk neieškai lengvų kelių. Talentų konkursas įvyks jau netrukus. Kažin kaip sekasi kumelaitėms. Atsiprašau, vikruolė. Nieko. Atsiprašau, vikruolė. Ai. Atleis, saldainiuk, pakartokim priedainį. Nieko sau, šito tai tikrai nesitikėjau. Manau, skambėjo neblogai. Sutinku, manot mes pasiruošusios? Dar ir kaip, labas. Ar matei, kaip treniruojamės? Taip. Na ir kaip mums sekėsi? Trūksta žodžių? Matot, panelė, sakiau, kad tai bus. Atimsim visiems žadą. Valio! Tikrai trūksta žodžių. Ir sulig 3 šis triušis dings, o vietojo atsiras kas nors skanaus. 1, 2, 3. Ei, kur jos? Snailsai, kur morkos? Snailsai. Paplokim S ir S magijos pasirodymui. O dabar Saulutė su persikeliu deklamuos savo mėgstamiausią eilėraštį ant riedučių. Susilaužy koją. Saldainių, ką čia paistai? Ne, teatre negeras ženklas tiesiog linkėti sėkmės, todėl sakoma, susilaužy koją. Mano poniai, kaip laikotės? Jaudinamės. Nesijaudinkit, puikiai pasirodysit. Tik atminkit, darykit tai, ką išmanot geriausiai. Nekantrauju išgirst, kaip dainuoji, saldainiuk. Kodėl visi poniai mano, kad dainuosiu? Kibirkštėlė, šiaip ar taip šį vakar pagrindinė dainininkė aš? Ar ne? Aš pagrindinė šokėja? Ar ne? O aš atsakau už kostiumus ir dekoracijas su rekvizitais. Iš kur žinai? Rimtai, mergaitės, jūs tikros? Likimo žymelių ieškotojus, jūs tikros? Susilaužykit kojas. Susilaužykit sėkmės. Pažvelkit, 3 poniukai dainuo šiai salei. Paklausykit, štai mūsų istorija. Sudrebinsiu auseles. Kai tu jaunas ponis ir tavo tuščias šonas, tau būna dienos niūrios, kai nesimato žymelės fone. Mes 3 stojom į mūšį, mes nieko nebijom. Atskleisim savo talentą, kol jis dar neprigijo. Mes likimo žymelių ieškotojos, ieškom savo pašaukimo, tikrai nenutrauksim kelionės, ieškosim žymelių iki išsekimo. Visi sako, kad žymelė atsiras, kai ateis laikas, kai suprasti, ką turi daryti ir būsi nebe vaikas. Bet viskas ne taip lengva, kaip atrodo, laukti sunku, taigi bandom visus talentus, kol nepasidaro koktu. Mes likimo žymelių ieškotojus, ieškom savo pašaukimo, tikrai nenutrauksim kelionės, ieškosim žymelių iki išsekimo. Mes likimo žymelių ieškotojus, ieškom savo pašaukimo, tikrai nenutrauksim kelionės, ieškosim žymelių iki išsekimo. What you're supposed to do, and your talent comes to light.
test our talents everywhere until our faces bloom. We are the Beauty Mark Crusaders, and the quest is to find out who we are. And we will never stop the journey, not until we have our beauty marks. We are the Beauty Mark Crusaders, on the quest to find out who we are. And we will never stop the journey, not until we have our beauty marks. Oho, sekėsi ne taip gerai, kaip tikėjaus. Negaliu patikėti, kad jie iš mūsų juokėsi. Nejau buvo tai blogai? Grįžkite į sceną, mergaitės, tuoj vyks apdovanojimas. Grįžti į sceną? Ne. Iš mūsų dar labiau juoksis. Taip, kokia prasmė? Mergaitės, būkit geros, labai stengiatės, turėtumėt savimi didžiuotis. Eime. Pasveikinkim mūsų talentingas kumelaitės ir kumeliukus. Pirmas apdovanojimas atitenka Snipsui ir Snailsui už geriausią magijos pasirodymą. Mano medalis blizga labiau, o mano didesnis. Ar ne? O mano sunkesnis. Kitas apdovanojimas atitenka Saulutei ir Persikėliui už geriausią vaidybą. Ir galiausiai paskutinis apdovanojimas atitenka likimo žymelių ieškotojoms. Ką? Už geriausią humoristinį pasirodymą. Ar galit patikėti, laimėjom? Žinojau, kad mūsų numeris stulbinamas. Žinot, kas būtų geriausia, jei būtume laimėjusios ir būtume gavusios likimo žymeles. Sveikinu, poniai, šauniai pasirodėt. Ačiū, kibirkštėlė. Neatrodot linksmos? Labai stengiamės, laimėjom prizą, bet vis dar neturim likimo žymelių. Štai kokio prizo troškom. Ach, mergaitės, bet rodo žinom kodėl. Taip, žinom. Tai pasakykit, norėčiau paruošti ypatingą pranešimą princesei. Gal mes persistengėm? Taip. Ir užuot bandydamos daryti tai, kas mums nėra skirta. Taip. Turėtume įsistobulinti kiekvieną savo talentą. Tai yra komedija. Žiedelį, tau pavyko. Matėt mūsų apdovanojimą? Juk buvo juokinga. Kada nors. Kada nors. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.